Sveiki visi, čia Povilas, kitaip Aipovės, bet nežinau dabar kaip save pristatyti, nes mano kito kanalo dabar pavadinimas, į kurį kelsiu šitas visus video, tai yra Katsun A, tai nežinau kaip pristatyti, nuspręsiu vėliau. Ir kaip mato, tikrai yra daug pakitimų, nors žaidžiau tik porą valandų po praeito video, tai iš viso gal 2 valandas. Vakar iš viso nieko nežaidžiau, tai yra antradienį, nes buvau su internetu bėdų, tai galvoju iš viso kompiuterių nejungt, nes su interneto tikėjais buvo problemų. Ir taip, čia mano namas, kaip matot, kaip ir, toks labai paprastutis, įsikūriau jau taigoje, patyrinėjau porą valandų ir man kažkodėl labai FPS mažai. Bet matys šunys, kaip matot, čia tai surūšiuoti, čia tokie random. Tai radau 3 piramidės, 2 normalius ir vieną parodysiu tenai biškį. Kokią piramidį gavos, tai iš jos gavau Efficiency 4 ir Sharpness 3, tai nežinau, kur aš įdėsiu. TNT 27. Naudingos iškasenos, tai va čia viskas, 2 deimantai, abu iš tos piramidės. Maistas ir kita augalija, tai čia visokie šiai, tenai auginam kaktusus dar, čia dirtas ir visa kita. Ironų šiaip žiauriai daug jau turiu. Va čia porą stekų, čia va dar kepa, jau 3 stekas. Kažkaip labai dažnai gaunu aš tų ironų ir labai daug prisirinkau. Ir taip, pagalvosit gal kam man tie kiaušiniai inventoriai, tai šiam video suplanavęs esu kaip ir padaryti automatinę viščiukų fermą, bet dar tiksliai nežinau. Čia kaip matot atsivedžiau iš tenai toliau viščiukus ir dabar bėgom parodysiu iš vieną piramidę, kuri man kažkaip labai tokia buvo. Nežinau, aš kažkaip pribėgau prie jos, aš galvoju, tie paprastas endų koks nors kalnas, bet tai paskui pamačiau tą oranžinę vilną, tai supratau, kad 3 piramidė. Ir taip, tą, kur buvom pirmame epizode tam village'e, tai aš iš jų pasėmiau visą maistą, ne visą, tik užaugusį, paskui pasėmiau tas knygas ir kaip ir palikau tą miestelį, nes nėra matė reikalų įsikurti, nes ten, ką žinau, ten labai tokie dideli grioviai, tai kaip ir nelabai mane ties sugundė gyventi. Ir aš kažkaip dabar nerandu tos piramidės. Nes lyg ir vandens nebuvo, kaip aš joje buvau. Ir tikiuosi nepasiklysim, nors nieko aš užsirašęs tas koordinatės, tai damaros reikia iš tą pusę biškį pabėgti. Ir taip, kaip matote, esu 25 lygio, tai reikės galbūt pasidaryti enchanting table, tik tais dar neturim deimantų pasidaryti deimantinį pikeksą ir neturim deimantų piramidį. Kaip matot, jis sulindas į žemę visą. Čia taip sugeneruota, kad čia, ne per čia, aš per čia įėjau. Sulindus visai žemė piramidė, konkrečiai, visas aukštas. Ir taip aš čia kasiaus, jau aš čia ištyrinėjęs, tai kaip matot, viską išrankiojau. Tai net neapsimoka, aš nežinau, ar man rinkti šitą vilną. O, rūpūžėtą. Dai. Tai jo, dabar kam aš jaus išeit, nes blokų tai aš neturiu. Reikia nusikirst porą sandstone'ų. Ir jo, aš nežinau tiksliai kaip status tą viščiukų fermą automatinį, bet pabandysim kaip nors mes ją pastatyti. Ir dabar į kurią čia pusį mum namai. Laukit, iš čia bėgom. Į tenai, žodžiu, reikia bėgti. Tai taip, čia jau 3 piramidė, kurį aš randu, tai visai smagu. Kažkaip sekas man labai. Turėjau vieną saddle, vieną name tagą, bet aš nežinau, ar man tas arklys reikalingas, kaip aš dabar kol kas sėsliai gyvensiu, tu prasme, vien tik tam miške. Ir kaip matyt, mano namukas nėra ypatingas, bet kol kas galvoju bent jau kokius 10 epizodų aš tikrai jo negriausiu, nestatysiu naujo, nes nėra visai reikalo, kol dar neturim nieko daug.
kad reikėtų daug vietos čestam, nes, kaip matėt, į 3 čestus pilnai mums viskas telpa, tai kaip ir užtenka ant tokio namuko, nes vis tiek aš su interjeru, ta prasme dizainu vidaus namo nelabai aš te moku, nes nelabai sugebu, tai kažkaip man bus tokie pustuščiai namai, tai kažkaip irgi negražiai neatrodo. Tai kol kas bus va toks namelis, toks iš toli, bent jau iš galo, tai jis labai atrodo į raganos tą namą panašus. Tai gal ir nieko. Ir man kažkodėl labai FPS dropinu, tik 20 FPS. Nu, bet tikiuosi jums nieko tai nepamaišys. Dar čia ko nors turim, dar čia goldas. Jo. Aš abejau, ar kas nors nemoka pasidaryti šios automatinės kepimo sistemos, bet tiesiog padeda čestą, į kurį eis galutiniai itemai. Prie jų iš galų prijungiat 2 hoperius, ant viršaus prijungiat 2 furnės, iš šonų hoperiai, čia hoperiai. Ir ant galo čestas. Į čia sudėdat visą materialą, kokį norit, kad keptų. Į šitus abu po kaulą. Tai iš šitą eina, iš šitą. Ir paskui, nu, 2 furnėsai gaunas, tai daug greičiau kepa. Nes su vienu tai kažkaip biškį lietokai. Tai va, užsikalbėjom biškį, reikia pradėti daryti. Ir aš nežinau, ar tiksliai taip reikia daryti, bet aš pabandysiu tą viščiukų automatinę fermą, bet tenai tiesiog, kad kiaušinius rinktų paskui kaip nors. Tai dabar turim hoperį. Dabar reikia, man rodos, platformos, į kurią dėsim tą hoperį ir tenai viskas bus. Tai aš nežinau, iš kokių man blokų statyti, gal iš pradžių pastatom iš cobblestone, mes vėliau jį pakeisim. Nes kažkaip galvoju, kad po to reikės eiti ieškoti to, kaip jis, mesa biomas, man rodos vadinas. Reikės eiti jo ieškoti, nes tie blokai visai gražiai dėra su jungle woodu arba su šitu tamsiu. Vėl pamiršau, taigos woodu. Ir dabar reikia gal kaip nors biškį toliau nuo namų statyti, kad net FPS dropytų, nors aš nežinau, ar tai yra tai viskas įės, nes ar world'e bus apskritai daug mobų, ar tiesiog nuo namų daug. Nežinau, ar tai priklauso, bet pastatysim jau čia nais kažkur, reikdamom vieno često, kur eitų visi kiaušinukai. Ir čia po namais yra didelis ravynas, tenai biškį, kur dykuma tie prasideda už to kalno, tai tenai yra apleistos kasyklos, tai nežinau. Aš dabar galvoju, ar man apsimoka filmuoti ir kasinėtis vienu metu, nes tokį video nelabai įdomus jaučiu gaunas, nes kai praeitį kartą bandžiau, tai nelabai kas buvo. Ir čia kasiausi biškį. Galiu dar mardas parodyti, kad čia kažkur, oi, čia. Va, čia kaip matot yra tunelis. Tenai juo biškį pabėgiojus yra dar tų vorų spawneris. Tai irgi visai nieko. Man biškį FPS dropina, bet kaip nors išgyvensim. Tai dabar reikia šičia padėti kaip nors šitep. Čia skaitus tikrinam, įmetam. Ir taip viskas nuvažiuoja puikiai. Nes man kartais būna, kad užsibugina ir neina iš vieno į kitą, tai užkilsi biškį. Ir aš nežinau, vieną kartą buvau pasidaręs automatinę viščiukų fermą, kur kažkaip per vidurį hoperius, tarkim čia hoperius, kur tas čestas, čia visur tokia platforma, kokį 10 blokų ir visur vanduo supiltas. Ir viščiukai tie po tą visą vandenį plešku daro. Ir kiaušiniai visi važiuoja į tą hoperį, bet tai dažniausiai aš su to vandenį nelabai moku, tai man vis nueidavo į vieną šoną ir prie hoperio nedavažiuodavo ir dingdavo tie kiaušiniai. Tai dabar nežinau, pabandysim šitą padaryti. Tikiuosi, kad viskas išeis ir nieks čia man nepabėgs, kaip aš dabar galvoju, kad mate bus. Ir jaučiu, kad reikia
antro hoperio, nes bus labai žemai ir neis įeiti. Tai dabar reikia dar vieno često. Nepaėmiau, what the fuck. Taip, hoperio labai paprastas 5 irono ir čestas prie viduriuką. Abejoju, ir yra tokių žmonių, kurie nemoka da jo recepto, tai jo. Čia kol kas užkalkiam. Taip, tikiuosi dabar viskas kris. Viskas nukrenta ir taip gerai. Tada reikia šį čia dar uždėti. Čia jaučiu tragiškai atrodys iš šono, bet ką jau padarysi. Aš nežinau dabar, ar jeigu viščiukai šičia va visi sukrenta, ar jie gali iššokti ir paskui per šitą bloką peršokti. Bet gal apsisaugomai padarysim 2 aukščio. Tai tada tikrai neiššoks nieks. Ir aš nežinau, gal nereikia uždėti stogo vis tiek čia. Nieko tokio. Dabar jeigu čia jie bėga, tai šičia reikia užtvert, šičia reikia užtvert. Ir tenai viščiukai visi pleško, o aš pribėgu ir kiaušinis pasiėmu. Dabar tik reikia pažiūrėti, ar viskas veiktų. Lemba dabar čia. Taip ir taip. Nu dabar reikia eit pažiūrėti, ar da padėjau biškį kiaušinių ir juos visus pasimt. Nes iš 12 kiaušinių tai aš abejoju, ar daug man gautus viščiukų. Šiaip man reikėjo biškį dar palaukti, gal už kadro biškį čia afuka kaip ir pastovėti, kad kiaušinių man daugiau pridėtų. Ir tada, kad galėtume mes tiesiog greičiau kiaušinius gauti. Ir dabar labai greitai mes 6 mardus ten viščiukai yra, tai biškį aš juos paporuosiu, kad iš tolo užuodžia, choleros. Va, nu, apturėkit meilės vakarą, o aš einu su jūsų kiaušiniai žaist. Gili mintis. Gerai, tai 1 nėra, 2 nėra, 3 nėra, 4 nėra, 5 nėra, 6 nėra. Kas per? Iš 13 kiaušinių ne vieno viščiuko negavau. Nu čia jau čiornaja magija. Tai dabar net nežinau, ką man daryt. Dabar aišku reikia numigt biškį. Ir aš buvau suplanavęs, kad man viščiukų fermą pastatyti ir bus maždaug gerai. Bet pasirodo, kad aš nei velnio negausiu jokių viščiukų. Tai dabar reikia galvot, ką man daryti, anečiūs. Netyčia nuspaudžiau F9, kad sustabdys filmavimą, nors aš norėjau spausti F5. Nu, bet matys šunys. Tai, o, kiaušiniai, kiaušiniai. Dabar kiekvienas kiaušinis man kaip nedrįs bėgt. Ir tu nedrįs bėgt. Nedrįs, nedrįs, nedrįs. Eikit jūs ropužės. Ne, nu, tai ką man dabar daryt? Dar kiaušinį padėjo. Va. Olė, tik pamato tarpą viskas. Vėl kiaušinis padėtas, nu blemba dabar. Man reikia pasidėti tą kilimą, bet aš neturiu jokios vilnos. Čia pasidėčiau kilimą ir galėčiau laipiot. Dabar labai durnai gaunas. Plaukai čia. Tai dabar visi užstoj... Kas čia buvo? Padėjau bloką, dingo blokas. Gerai. Turim 5 kiaušinius papildomus ir wish me luck. Jeigu negausiu, tai, nu, prašau. Buvo vienas viščiukas. Gal čia kažkaip mačiau, kad mečiau į tą hoperį ir kažkaip kiaurais praėjo. O kol tu vištuk nebėgi į patį vidurį ten sėdėti. Jaučiama reikia padaryti, kad vanduo bėgtų iš šitų 4 pusių ir taip viščiukai negalės į sieną įlįst, o jie bus tiesiai į vidurį suvaryti. Bet dabar aš galvoju, kaip man padaryti, kad paskui nenuskestų tie vištukai. Kaip čia man padarius dabar?
Ale gal aš padarysiu geriau kitam video, nes ir taip dabar nėra tiek daug laiko, kad galėčiau ilgai pliurpti ir filmuot, bet jo, tai dabar aš einu biškį pasiruošiu. Fuck, aš nenorėjau iššokti. Ach, tu lembačius tais narvais mane nervina. Geriau iš fensų galėjau pastatyti ir būtų rami galva. Bet nieko, kol kas, kol čia prisispaunys bent porą vištų, tada galėsim normaliai jo. Och, rapužiai, čia kol prispaunys 8 kiaušinių, tai, nu žodžiu, ant kito video jau turėtų būti nemažai viščiukų, nemažai kiaušinių. Ir jo, kitam video jau būsiu prisirinkęs bent biškį daugiau deimantų ir galėsim pasidaryti enchanting table ir išsienchantinti pirmą daiktą. Nebent už kadro aš biškį pamiršiu ir išsienchantinsiu. Bet nemanau, ar tai būtų didelė problema, nes vis tiek 20-30 levelį labai greit galima būtų gauti. Ir aišku, dabar labai laukiu aš to update'o, kur galima bus panaudoti tą vieną lapis lazulį, ar kiek tenai, ar 2, 3, nežinau dabar, ir nusims tik porą levelių nuo 30. Tai reiks tik tais kelis levelius paskelti ir vėl viskas yra. Nu tai žodžiu tiek, susimatysim kitam video, jeigu patiko bent biškį, būtų malonu, kad paspaustumėt like, subscribe, ir jeigu turit ką nors man pasakyti, nepabijokit, pakomentuokit visus, aišku, komentarus skaitau, atsakau ir taip. Dėkui, kad žiūrėjot. Čiau.